Dažniausiai pacientam baimę sukelia nežinomybė. Todėl visą laiką rekomenduojam pacientus bendradarbiauti, kalbėti su savo gydytoju odontologu, išsiaiškinti, ko pacientai bijo. Tikrai kiekvienas gydytojas odontologas, specialistas paaiškins procedūros eigą, kas bus atliekama. Kai pacientai žino, kas bus atliekama, tada jiems ir baimė sumažėja. Taip pat rekomenduojam pacientam vizito metu, procedūros metu nukreipti mintis kažkur tai kitur nuo procedūros, gal planuoti atostogas ar kokia šventė artėja. Taip pat rekomenduojama atsinešti ausinuką, kad būtų galima klausyti savo mėgstamos muzikos. Jeigu labai vengiat odontologų ir bijote procedūrų odontologinių, taip pat rekomenduotumėm planuoti savo vizitą pas odontologą pirmoji dienos pusėje, kad nereiktų visą dieną nerimauti dėl artėjančio vizito. Ir aišku, svarbiausia baimės įveikimas yra nebijoti savo odontologų, pasitikėti savo gydytoju ir visada su juo pasikalbėti apie savo baimes.